Labadiena, mėly TV6 televizijos žiūrovai. Šiandien saulėtas šeštadienis Lietuvoje, o mes kviečiame prie ekranų visus futbolo gerbėjus. Lietuvos nacionalinė rinktinė sužais dviejas kontrolinės rungtynes su Gruzijos ir Armėnijos rinktinėmis. Ir šiandien pirmasis lietuvių testas Tbilisyje. Lietuva žaidžia su Gruzija. Šios rungtynės, tiksliau jų pristatymas, prasidėjo nuo tylos minutės, o dabar jau lieka kelios akimirkos iki mačo pradžios. Lietuvos rinktinė šiek tiek pasikeitusi, atsinaujinusi. Edgaras Jankauskas pakvietė ir naujų veidų jaunimo, tokių žaidėjų kaip Justas Lasickas ar Danielis Romanovskis, taip pat sugrąžintas veteranas gynėjas Algis Jankauskas. Kai kurių futbolininkų trūksta: Vytautas Andriuškevičius, Vykintas Livka, Lukas Palvis šį kartą nėra su komanda. Tikrai turėsime į ką pasižiūrėti. Varžovas yra stiprus. Gruzijos rinktinė suformuota iš žaidėjų žaidžiančių pajėgiuose čempionatuose Rusijoje, Olandijoje, Belgijoje, Šveicarijoje ir kitose lygose. Čia Aleksandrų Tenas jūsų ekranuose rungtynių arbitras, ir šį mačą stebėti padės futbolo treneris, Lietuvos čempionas šiuo metu Rygos klubą treniruojantis Valdas Dabrauskas. Labadiena. Valdai, dviejos kontrolinės rungtynės lietuvių su Gruzija, su Armėnija. Daug kas kalba, kad tai yra panašaus stiliaus komandos į tas, su kuriomis lietuviai susitiks UEFA tautų lygos turnyre. Ką turėtų mūsiškiai pasiimti iš šių dviejų mačų? Na, visų pirma, kaip ir kiekvienos kontrolinės rungtynės, treneriams leidžia iš naujo pažiūrėti žaidėjus, ypatingai dabar, prasidėjus naujam sezonui. Kai kurie žaidėjai, kaip jau minėjai, negalėjo atvykti į šitas dvi kontrolinės rungtynės, todėl buvo pakviesti žaidėjai, kurie mažiau galbūt buvo matomi treneriams. Ir manau, būtent naujų schemų išbandymas iš karto pamačius kviečiamus žaidėjų sąrašą ir ten pamačius Algio Jankausko pavardę buvo tokia mintis, kad ko gero treneriai norės išbandyti schemą su trim centro gynėjais, kadangi, kaip žinom, Algis Jankauskas, Lietuvos čempionas Marijampolės Sūduvos sudėtyje, ir ši schema dabar yra tokia viena pagrindinių futbolo tendencijų Europoje, o jisai labai gerai praeitą sezoną rungtyniavo būtent šioje schemoje, bet kaip matom, rungtynės prasidėjo, lietuviai žaidžia savo tradicinę tokią schemą 4-2-3-1, bet nebejoju, kad treneriai būtent ir turi tas idėjas, kurias pasistengs šitose dviejose rungtynėse išbandyti. Ir susipažinkime su komandų sudėtimis. Lietuviai svečiai, vartuose 16 numeris Ernestas Šetkus, Haifos HPL klubas Izraelis. Gynėjai 15 numeris Edvinas Girdvainis, Tomsko Tom ekipa Rusija. 2 numeris Linas Klimavičius, Vilniaus Žalgiris. 19 Vaidas Lavickas, Marijampolės Sūduva. 20 Valdemaras Borovskis, Trakai. Saugų grandis 7 numeris Artūras Žulpa, Konstanajaus Tobol ekipa Kazachstanas. 11 Arvidas Novikovas, Balstogės Jagelonija. 18 Ovidijus Verbickas, Marijampolės Sūduva. 21 Nerijus Valskis, Tel Avivo Bnei Jehuda, Izraelis. 22 numeris, ką tik matėte savo ekranuose, komandos kapitonas Fiodoras Černychas, persikėlęs iš Lenkijos į Maskvos Dinamo klubą. Ir puolėjas 10 numeris Darvidas Šernas, Kfar Sabos HPL klubas Izraelis. Aikštės šeimininkai Gruzijos futbolininkai, jie dabar su kamuoliu. Po šios atakos pristatysiu Gruzijos rinktinės sudėtį. Otaras Kakabadzė čia dešiniajame krašte su kamuoliu. Ir lietuviams pavyksta pristabdyti varžovų išpuolį, tačiau čia klaida ir ataka tęsiasi. Jaba Kankava, komandos kapitonas, perėmė kamuolį. Taigi Gruzijos rinktinės sudėtis galbūt dar po šio epizodo. Čia sienelė žaidžia baudos aikštelės prieigose Gruzijos komanda. Dar vieną varžovų išpuolį sugriovė lietuviai. Ir kamuolys aikštės viduryje, taigi vartuose Georgis Lorija iš Machačkalos Anži, Rusija. Gynėjai 2 numeris Otaras Kakabadzė, Taragonos Gimnastik klubas Ispanija. 4 numeris Guramas Kašija, Vitezės klubas Olandija. 5 numeris Solomonas Kvirkvelija, žaidžiantis Maskvos Lokomotyve. 22 numeris Georgis Navalovskis, Khabarovsko SKA, Rusija. Saugai 7 numeris komandos kapitonas Jaba Kankava, Konstanajaus Tobol klubas Kazachstanas, žaidžiantis vienoje komandoje su Artūru Žulpa. 8 numeris Valerijus Kazaišvilis, San Jose Earthquakes, Jungtinės Amerikos valstijos. 10 numeris Jano Ananidze, Maskvos Spartakas. 18 Georgis
Hakvetadze iš Gento klubo Belgijoje, 18-metis Gruzijos rinktinės debiutantas, 21 numeris Valerianas Gvilija, žaidžiantis Lucerno ekipoje Šveicarijoje, puolėjas 11 numeris Georgis Kvilitaja, Vienos Rapidas, Austrija. Čia matome epizodą prie šoninės linijos, Perkvelyje prieš Arvidą Novikovą. Ir nepristačiau Gruzijos rinktinės trenerio, Vladimiras Vaisas, Slovakas, treniruojantis Gruzijos komandą, jo sūnus žaidžia Slovakijos rinktinėje. Ir 5. mačo minutė. Kol kas daugiau su kamuoliu Gruzijos futbolininkai. Šiaip mūsų prisiminimai iš Tbilisio yra labai gražus. Jei grįžtume 11 metų atgal į 2008 Europos čempionato atrankos ciklą, iškovota pergalė čia rezultatu 2-0, Audriaus Kšanavičiaus šou, lietuviai ir namie nugalėjo Gruzijos rinktinę tada rezultatu 1-0, bet šiaip Gruzijos komanda tikrai pajėgi. Be abejo, galime tą pasakyti vien pažiūrėję į gruzinų sudėtį ir kiek teko matyti ir analizuoti jų žaidėjus. Tai vienintelis žaidėjas, berods 3. vartininkas, kuris rungtyniauja Gruzijoje Kutaisio Torpedo klube, visi kiti yra legionieriai, tai irgi labai daug ką pasako apie Gruzijos žaidėjų paklausą Europoje. Pirmasis rungtynių kampinis nuo Klimavičiaus, kamuolys paliko aikštę. Ernestas Šetkus vartuose. Nieko netikėto, apskritai žiūrint į Lietuvos rinktinės sudėtį, kol kas ypač ryškių eksperimentų nematome. Žinoma, keitimų skaičius nėra ribojamas, kontrolinėse rungtynėse Edgaras Jankauskas išbandys galbūt ir rinktinės debiutantus. Įžaidė kampinį gruzinai. Manau, rungtynių pradžioje Lietuva tiesiog sąmoningai pagal trenerio planą pasirinko tokią taktiką, atidavė gruzinams kamuolį labai drausmingai ir kompaktiškai gintis pradeda ties vidurio liniją, schema 4-2-3-1. Įdomu buvo pažiūrėti, kaip treneriai išdėlios žaidėjus priekį, bet matom, kad didelių kažkokių pokyčių nėra. Nerijus Valskis žaidžia priekyje, Fiodoras Černychas tokių 10 numerių po puolėjais, o Arvidas Novikovas kairėje, o Darvydas Šernas dešinėje, nors jam labiau įprasta centro puolėjo pozicija, bet rinktiniai Darvydą dažnai matome rungtyniaujantį krašte. O nemalonus vaizdai dabar, susižeidė Jano Nanidze, Maskvos Spartako žaidėjas. Vartininkas Georgis Lorija išmušė kamuolį užribį sąmoningai, matydamas komandos draugo problemas. Jano Nanidze, Rusijos čempionas su Maskvos Spartako klubu, kitas Rusijos žaidžiantis Solomonas Kverkvelyje artėja prie čempiono titulo. Maskvos Lokomotyvas užtikrintai pirmauja Rusijos Premier lygoje. Ir kalbant apie šią lygą, Fiodoras Černychas persikėlė į Maskvos Dinamo. Edgaras Jankauskas kalbėjo apie šį žaidėjo persikėlimą, jog tai dar vienas žingsnis į priekį jo karjeroje. Persikėlė į labai pajėgų čempionatą Fiodoras Černychas. Kaip, Valdai, jūs vertinate šį perėjimą? Na, aš manau, kad kiekvienas žaidėjas planuoja savo karjerą ir ieško tiesiog, kur geriau, kur jisai geriau galėtų tobulėti. Be abejo, tai ne paskutiniai faktoriai yra ir finansiniai, nes žaidėjo karjera tikrai nėra labai ilga ir jie turi galvoti apie tai, ką gali uždirbti, sakykime taip, savo karjeros metu, bet manau, kad Rusijos čempionatas šiuo metu, ypač šį sezoną, tikrai yra labai stiprus ir tą be abejo parodo tos 4 komandos, kurios pateko į play-off etapą Europos lygoje ir šiuo metu Maskvos CSKA pasiekė ketvirtfinalį, tad tikrai, manau, Fiodorui Černychui tai yra gera terpė tobulėti ir parodyti save ir galbūt atsispirt net ir nuo šito laiptelio ir kilti dar aukščiau, nes, kaip sakau, kitą sezoną, jeigu neklystų, 3 net garantuotos vietos čempionų lygos turnyro grupių etape Rusijos komandoms, tad jeigu gerai žais, jeigu muši įvarčius, kodėl ne, neaišku, kur tu gali būti po metų ar kitų. Ananidze nebegalės žaisti, jis patyrė traumą atlikdamas efektingą perdavimą. Rimtas nuostolis Gruzijos rinktiniai, vienas pagrindinių saugų grandies žaidėjų ir keitimas bus atliktas jau visai netrukus. Dabar pražanga. Ir baudos smūgis prie kamuolio Jaba Kankava, komandos kapitonas.
Kaip ir minėjau, kartu su Artūru Žulpa. Kartu žaidžiantis Konstanajaus Tobolo ekipoje. Dviejų žaidėjų gyvatvorė. Ir atliekamas perdavimas į baudos aikštelę. Ten yra aukšti Gruzijos rinktinės vidurio gynėjai. Įtampa prie lietuvių vartų. Georgis Chakvetadze su kamuoliu. Ir agresyviai prieš jį ginasi Ovidijus Verbickas, bet išsivaduoja iš pančių gruzinas. Na tikrai techniški žaidėjai. Gerai kombinuoja prie lietuvių baudos aikštelės. Kol kas laimė išvengėme smūgių. Ir kol kas gynėjai susitvarko. Ernesto Šetkaus varžovai nepatikrina. Taip, manau, kad kol kas gruzinai labai daug stengiasi atakuoti būtent per aikštės vidurį ir matom, kad jų kraštai yra tokie judrus ir gruzinai visada pasižymi labai techniškų kamuolio valdymų, tad ypač kraštiniai žaidėjai dažnai nevengia eiti į centrą ir ten kombinacijos žaidimas vienu lietimu ir kol kas mums nėra lengva, bet kaip ir minėjai, smūgių sekasi išvengti. O kamuolį tikrai daugiau kontroliuoja aikštės šeimininkai, nors kol kas statistikos neturime. Čia nuošalė. Akivaizdi nuošalė. Ją pateko puolėjas Georgis Kvilitaja, žaidžiantis Austrijoje. Ir dabar atliekamas pirmasis priverstinis keitimas šiose rungtynėse. Georgis Papunašvilis, 19 numeris, pasirodo aikštėje. Ananidžiai rungtynės baigtos. Belieka palinkėti, kad traumų nebūtų labai rimta, nes dar liko svarbi klubinio sezono stadija. O aikštėje pasirodęs Papunašvilis, Saragosos Real klube žaidžiantis saugas. 18 rungtynių šį sezoną sužaidė Ispanijos čempionate. Dabar jau lietuviai su kamuoliu varžovų aikštės pusėje. Nepavyko uždirbti kampinio. Valdemaras Borovskis, dešinio krašto gynėjas, sudalyvavo atakoje. Ir skiriamas smūgis nuo vartų. Na, įdomu bus pamatyti, jei šiandien Edgaras Jankauskas suteiks šansą jaunuosius Lietuvos rinktinės žaidėjus, kurie sulaukė kvietimo. Tai yra ir Justas Lasickas, žaidžiantis Serbijoje, ir Vilniaus Žalgiryje vis labiau įsitvirtinantis Danielis Romanovskis. Jums, Valdai, teko dirbti su šiais žaidėjais. Džiugu matyti juos pakviestus turbūt į nacionalinę rinktinę. Tai be abejo, aš manau, kad kiekvienam treneriui ar netgi Lietuvos futbolo mėgėjų yra labai smagu matyti jaunus žaidėjus, progresuojančius ir pasiekiančius tokį lygį, kad jie gali žaisti nacionaliniai rinktiniai. Be abejo, mes visi laukiam jų debiuto ir to suteikto šanso. Jisai ateis šiandien ar kitose rungtynėse, manau, tai nėra tiek svarbu. Šitiems žaidėjams, manau, vien patekimas, vien gavimas to kvietimo į rinktinę, tai yra jau didelis dalykas. Ir būti šitoj terpėj, pajausti atmosferą, mokytis iš vyresnių žaidėjų, tai jau yra didelis dalykas. Dar vienas Gruzijos rinktinės bandymas. Na, iš tikrųjų, per aikštės vidurį daugiausiai kol kas puola šeimininkai. Kraštuose kamuolys apsilanko retai, nors dabar prašo perdavimo ilgai. Kamuolio laukęs dešinėje Otaras Kakakbadzė. Ir jo žaidimas 1-1. Taip, bet lietuviai kol kas labai gerai sutankina vidurį. Čia smūgis į vartus ir reaguoja Ernestas Šetkus. Labai pavojingas smūgis, ataka dar nesibaigė. Dar vienas bandymas ir pagaliau galima ramiau atsikvėpti, smūgis nuo vartų, ir tai buvo rimčiausias kol kas momentas šiose rungtynėse. Taip, ir šitas 13 minučių, kaip tik norėjau paminėti, kad Artūras Žulpa ir Ovidijus Verbickas gana gerai tvarkosi su savo užduotimis ir žaidžia tikrai labai arti vienas kito ir pasaugodami vienas kito, ir gruzinai tiesiog negali praeiti pro tą vidurį, nes mes tikrai žaidžiam labai kompaktiškai, bet kaip tik
13 minutė pirmas smūgis būtent iš tos zonos, bet čia, kaip matom, du žaidėjai, Edvinas Girdvainis ir Vaidas Slavickas, ko gero sutrukdė vienas kitam, buvo perdavimas iš krašto ir manau, kad Edvinas Girdvainis tikrai norėjo tą kamuolį išsmūgiuoti daug toliau negu kad išsmūgiavo, kuris atšoko tiesiai ant baudos aikštelės prieigų, iš kur gruzinų žaidėjas prasmūgiavo tiesiai per vartų vidurį ir galbūt tas smūgis atrodė pavojingas, bet Ernestui Šetkui didelių problemų, manau, nesukėlė. O problemų kyla dabar ir Gruzijos rinktinė muša pirmąjį rungtynių įvartį. Po keitimo pasirodęs Papunašvilis. 15 minutė nuginkluoja Ernestą Šetkų. Na, matysime šio epizodo pakartojimą, kasgi įvyko, kur buvo padarytos klaidos. Dvi labai aštrios atakos. Vieną atrėmė vartininkas, antra jau buvo nesulaikoma ir jam. Na, prieš tai matėme, smūgiavo Kazišvilis, o čia dar kartą ši ataka. Vėl viskas prasideda per vidurį. Ir daug laisvės palikta 19 numeriui Papuašviliui. Taip, čia matome šitam epizode 18 numeris Georgijus Chavetadze, rodosi tarp trijų mūsų žaidėjų, atrodo išsidėstymas, čia viskas tvarkoje, va čia būtent šitas epizodas, tačiau leidžiam jam atiduoti kamuolį į kraštą ir po to žaidėjai vietoj to, kad žiūrėtų ir liktų tose savo zonose, visi tiesiog žiūri į kamuolį, porą žingsnių į kamuolio pusę, skersuotas perdavimas atgal pažymiai baudos aikštelė ir ten jau, kad ir nėra daug erdvės, bet gruzinų žaidėjų užtenka to, kad vienu pirmų lietimų smūgiuoti vartus. Taigi Papunašvilio įvartis pelnytas 15 minutę, tikrai nesmagi atkarpa, per ją trūko ir komunikacijos gynėjams ir kelios pozicinės klaidos, už kurias gruzinai baudžia. Kas apmaudžiausia, kad atrodo tų tokių labai grubių klaidų čia ir nebuvo, bet sekundės dalies dėmesio praradimas būtent kainuoja įvarčius ir kuo aukštesnis lygis, tuo komandos tave skaudžiau baudžia. Ir įvartį pelnęs Georgijus Papunašvilis pirmą kartą pasižymėjo įvarčių atstovaudamas Gruzijos nacionaliniai rinktiniai, jam tik 7-osios rungtynės, jaunas 22 metų saugas. Na, kol kas per pirmas 16 minučių mums visiškai nepavyksta užmegzti jokio kontražaidimo ir nežinau, statistikos neturim, bet kamuolio valdymo skirtumas ko gero yra didžiulis. Jeigu gerai prisimenam, tai vieną ataką, kurią priėjom prie priešininkų baudos aikštelės, kol kas taip ginamės, atrodo organizuotai, bet neturint kamuolio, nebandant net žaisti kontražaidimo, ar tai būtų kontratakos, ar tiesiog nuraminti ir palaikyti kamuolį, visas rungtynės taip žaisti be abejo yra labai sunku. Bandė gruzinai pakeisti atakos kraštą. Vėl dešinysis gynėjas Otaras Kakakbacė siūlė savo paslaugas. Statistikos galbūt pateiks transliacijos eigoje režisieriai, bet iš akies galima manyti, jog apie 70% ar nedaugiau kamuolio kontrolės kol kas priklauso Gruzijos rinktiniai. Na, čia paspaudžia kverkvelyje Nerijus Valskis. Taip, bet mes praeito ciklo rungtynėse labai dažnai matydavom Lietuvos rinktinę žaidžiančią aktyviai ir tiesiog bandančią presinguoti priešininkų aikštės pusėje. Kaip ir sakiau, ko gero tai yra trenerių planas, kad mes atsitraukėm, atidavėm iniciatyvą ir ginamės kompaktiškai. Matėm, ši dalis negalim sakyti, kad jinai suveikė, nes įvartį vis dėlto praleidom, bet būtent šiuo metu mes ir neturim jokio kontražaidimo dėl to, kad tiesiog nesugebam perimti kamuolių netgi savo aikštės pusėje, nes kiekviena gruzino ataka baigėsi iš karto jų kamuolio atsiėmimu atgal arba smūgių į vartus. Dabar pozicinė aikštės šeimininkų ataka ir vėl situacija, kurią minėjote. Kamuolį labai greitai susigrąžino dar lietuvių aikštės pusėje varžovai.
Taip, ir gruzinai tiesiog nejaučia jokio spaudimo, kaip matom, du žaidėjai žaidinėja kamuolį, abu du krašto gynėjai žaidžia labai aukštai, vos ne mūsų baudos aikštelės prieigose, du atraminiai saugai padeda įžaist, gaunasi toks kaip šiuo metu trikampis, 21 numeris Gvilyje irgi karts nuo karto nusileidžia, žaidinėja kamuolį tokiu kaip rombų kvadratu ir tiesiog gali laikyti kamuolį kiek nori ir išlaukti to momento, kada jį galės žaisti priekį. Užsipildė tribūnos Tbilisyje, beje, iš šias rungtynės žiūrovai buvo įleidžiami nemokamai. Nieko keisto, jog žmonių nemažai. Komandos kapitono Jaba Kankava perdavimas, aštrus perdavimas ir teko rimčiau padirbėti Girdvainiui. Iš užžibio kamuolį grąžina Kakakbadzė. Papunašvilio perdavimas Kakakbadzei. Kankava. Kairė koja nesmugiavo į vartus, vėl ridena dešiniau. O dabar jau perdavimas į baudos aikštelę, šį kartą netikslus, iki galo stengiasi sužaisti Georgis Navalovskis, bet kamuolys bus smūgiuojamas nuo vartų. 20 rungtynių minutė. Ir tikrai sunki pirmoji kėlinio pusė lietuviams, žaidimas be kamuolio, nėra tranzicijos perėjimų iš gynybos į puolimą. Nepastebimi kol kas mūsų kuriantis ir atakuojantis žaidėjai, tai yra Fiodoras Černychas, Arvydas Novikovas, jų dar visai nematėme su kamuoliu. Taip, kol kas pirmasis 20 minučių ginamės labai giliai ir būtent nėra tos tranzicijos, nėra perėjimo į ataką, nes mes tiesiog kol kas nesugebam perimti kamuolio tokiose aikštės vietose, kad jį galėtumėm žaisti į priekį, o porą kartų matėme ir net tas Šetkus išsmūgiavo kamuolį laisvų smūgių nuo savo vartų, tai ten irgi nebandėme padaryti pirmo perdavimo ir bandyti jį žaisti, bet tiesiog mušame jį į priekį tam, kad jį laimėt, bet užsikabinti už jo ir jo laimėt vėlgi nepavyksta ir to pasiekoje žaidžiame antrų numerių ir kol kas tik tai reaguojame į situaciją aikštėje, į tai, ką mums siūlo gruzinai. Jau kalbėjau apie 2007-uosius, kai Lietuvos rinktinė du kart nugalėjo Gruziją. Kontrolinėse rungtynėse su gruzinais lietuviai buvo susitikę 2005-aisiais, tada patirtas pralaimėjimas 0-1. Čia bandymas įžaisti kamuolį nuo gynybos. Taip, bet norėtųsi Edviną Girdvainį matyti išplečiantį, padidinantį aikštę. Jisai kamuolys pas Ernestą Šetkų, jisai stovėjo būtent toj vietoj centre, kad vienas gruzinų žaidėjas galėjo uždengti juos abu, truputį paeiti į kairę ties baudos aikštelės kampų, perdavimas ir tada iš karto didesnis atstumas ir tas vienas gruzinų žaidėjas jau negalėtų to perdaryti ir mes galbūt galėtumėm pradėti žaidinėti kamuolį, bet kol kas ir toliau žaidžiam antrų numerių, o labai aiškiai matyti išsidėstymas 4-2-3-1, tiesiog laukiam gruzinų klaidos, bet kol kas neverčiam jų klysti. Labai užtikrintai ir patogiai kol kas jaučiasi gruzinai, kontroliuodami kamuolį. Matėme dar vieną pražangą aikštės viduryje prieš Jabą Kankavą. Taip, Gruzijos rinktinės atraminį saugą. Gruzinų krašto saugai irgi žaidžia labai pasistūmė į vidurį ir tiesiog mūsų keturi gynėjai. Perdavimas į baudos aikštelę ir kamuolys vartuose. Man atrodė, kad įvartis buvo įmuštas į savus vartus, nors čia švenčia Georgis Kvilitaja. Rezultatas 2-0 įpusėjus pirmajam kėliniui. Na, po pakartojimo galėsime pasakyti, ar tikrai tai buvo įvartis į savus vartus. Gerą perdavimą atidavė Otaras Kakakbadzė, kurį jau nekartą paminėjau, labai aktyviai žaidžiantis dešinysis gynėjas. Na, žiūrėkime. Man atrodo, nuo Lino Klimavičiaus kamuolys priėjo į vartus. Taip ir yra. Nemalonu, savaime suprantama, galima sakyti, ir nepasisekė. Į petį atsitrenkė kamuolys. Ir kaip tik
pabaigiant mintį, kurią turėjau prieš tai, tai būtent gruzinų krašto saugai žaidžia labai centre ir tiesiog mūsų gynėjai ten visą laiką turi 3-4 žaidėjus, krašto gynėjai kyla į viršų ir šiuo atveju būtent suvėluojam jį pasitikti, laisvas perdavimas į baudos aikštelę ir vėlgi mūsų centro gynėjų žaidimas nebuvo pats geriausias šiuo metu. Linas Klimavičius turėjo vieną ginamą žaidėją, antras įkirto prieš jį paskutinę sekundę, tai būtent tas žaidimas puolėjo aklojai pusėje, kad gynėjas jo nematytų, puolėjai dažnai mėgsta būtent ir privalo tiesiog žaisti taip, kad būtų nematomi centro gynėjams ir labai sunku tada centro gynėjui pamatyti jį, pamatai tiesiog paskutinę sekundę, bet kaip ir matėm, šiuo metu kamuolys labai gerai buvo paduotas į baudos aikštelę, jisai perskriejo Edviną Girdvainį, kuris tiesiog nieko jau negalėjo padaryti. Na, o čia standartinė situacija ir galbūt baudos smūgių pavyks lietuviams kažką sukurti ir prie varžovo vartų. Pražanga prieš Fiodorą Černychą. O čia suteikiama pagalba Valerijanui Gvilijai. Luzerno klube Šveicarijoje žaidžiantis saugas, Lietuvos rinktinės gerbėjų būrys Tbilisyje. Ką tik matėte juos ir čia be abejo pražanga. Nebuvo žaidimo į kamuolį. Na, standartinė situacija. Nebloga situacija. Arvydas Novikovas galbūt paieškos komandos draugų baudos aikštelėje. Ten bus ir Linas Klimavičius ir Edvinas Girdvainis. Georgis Lorija rikiuoja komandos draugus. Ir Novikovo perdavimas panašesnis į smūgį, kamuolys praskriejo virš vartų. Manau, tai buvo perdavimas ant tolimojo virpsto, ten kur Linas Klimavičius judėjo būtent į tą zoną, bet kaip matom, tai nėra labai vykęs perdavimas ir tiesiog nedavė šansų Linui užsikabinti už kamulio ar bent jau pabandyti smūgiuoti vartus. Nusivylęs, žinoma, ir pats Arvydas Novikovas šiuo nesėkmingų perdavimų. Šiaip puikiai žinome Novikovo sugebėjimus kairė koja išpildyti standartinės situacijas. Aš manau, visai komandai šiuo metu yra labai sunkus momentas, 25 minutė. Aišku, tikėtasi buvo ne to, mes tengiamės užsidaryti, neduot gruzinam erdvės, bet jie labai lengvai pelnė 2 įvarčius ir dabar tikrai reikia laiko pajaust tą pasitikėjimą, kad bandyt bent kažkaip užmėgst bent jau kažkokį kontrožaidimą, nes kol kas visiškai to negalim pasiekti. Būtent tai ir yra apmaudu, jog, kaip ir minėjote, gan lengvai gruzinams leidome pelnyti įvarčius, ypač kalbant apie antrąjį įvartį, kur net netrodė tokia jau grėsminga situacija, viskas lyg ir kontroliuojama, o kamuolys atsidūrė vartuose. Na, bet tai kontrolinės rungtynės, jei kažkada ir galima klysti ir rungtynių eigoje stengtis keisti žaidimą, net nežiūrint į rezultatą, tai būtent kontrolinėse rungtynėse tą daryti geriausia. Tai be abejo, nebejoju, ir treneriai, ir žaidėjai išvadas padarys, bet... Kverkvelį atleidžia kamuolį, ties klaidos riba sužaidė patyręs gynėjas. Gruzinai tęsia ataką ir štai kaip techniškai ir gražiai vienu lietimu kombinuoja Kvilitaja su Gvilija. Labai techniški Gruzijos rinktinės saugai. Įvarčio autorius Papunašvilis dabar su kamuoliu. Baudos aikštelėje bando pasimesti vienu lietimu patogiai Kvilitaja. Šį pavojų lietuviai neutralizavo. Šioje atakoje vėl gruzinai laikė kamuolį aikštės centre. Ten tiesiog jie suvaržo Lietuvos gynėjus, kurie turi žaisti labai siaurai. Kažkuriuo metu atiduodamas kamuolys į kraštą ir tada Vaidas Slavickas tiesiog nespėja jau išbėgti ant to žaidėjo. Ten kerta dar vienas gruzinų žaidėjas. Situacija 2 prieš 1 ir būtent tas žaidėjas turi labai daug laisvės ir erdvės tam, kad... Kampinis keltas aukštojo Solomono Kverkvelijos link. Vartininkui grąžinamas kamuolys, kol kas lietuviai dar nesmūgiavo į varžovų vartus.
Neskaitant to Arvydo Novikovo smūgio perdavimo link vartų baudos smūgio metu. Bent jau į vartų plotą tikrai smūgių nebuvo, kol kas ir to savame suprantama trūksta. Trūksta ir kamuolio palaikymo, bet tikėkime matysime lūžį šiose rungtynėse, matysime ir Lietuvos rinktinės tikslesnės atakas. O dabar ir Gruzijos žaidėjai kiek atsitraukė, jau nebėra tokio agresyvaus spaudimo. Ir Dvainis. Fiodoras Černykas pabandė suklaidinti Papunašvilį. Nuo gruzino kamuolys paliko aikštę. Ir Slavickas meta kamuolį atgal į žaidimą. Klimavičius. Ilgas Lino Klimavičiaus perdavimas. Praleidžia Kverkvelija kamuolį ir jis jau vartininko rankose. Solomonas Kverkvelija Maskvos Lokomotyvo komandoje sudaro tvirtą vidurio gynėjų porą kartu su Vedranu Čorluka, Kroatijos rinktinės žaidėjų. Šiek tiek krito rungtynių tempas ir tai yra gruzinų turbūt pasirinkimas kiek atsitraukti. Pirmoji eilėje, ko gero, tai yra gruzinų žaidimas su kamuoliu. Jie turi kamuolį ir jie diktuoja tempą. Kada jie nori, jie tiesiog pereina į ataką greičiau, kada jie nori, jį palaiko, kada tai yra futbolo toks terminas poilsis su kamuoliu. Ypatingai, kada tempas padidėja, tu turi rezultatą, turi kamuolį, tau niekas negresia, nes priešininkas tiesiog reaguoja į tave. Šetkus gaudo kamuolio, arbitras skiria 11 metrų baudinį. Vėl atrodo situacija visiškai rami, vartininkas pasiims kamuolį, nereikia jokio kontakto pražangos, tačiau krenta Georgis Kvilitaja, pasižiūrėkime viską iš arčiau. Linas Klimavičius gal švelniai ir stumtelėjo puolėją, bet klausimas, ar tikrai 11 metrų baudinio verta situacija? Iš šito kampo mes pamatome tą momentą, pakartojame labai vėlai ir labai sunku tiesiog pasakyti, buvo kontaktas ar ne. Bet faktas toks, kad rezultatas jau 3-0, 11 metrų baudinį realizuoja Valerijus Kazaišvilis, žaidžiantis Major League Soccer Jungtinėse Amerikos valstijose, San Jose Earthquakes klube, patenkinti Tbilisyje susirinkę žiūrovai. Košmariškas pusvalandis lietuviams, 0-3 rezultatas jau dabar. Ar buvo baudinys ar ne, netiek svarbu. Faktas tas, kad per tas 30 minučių mes tiesiog padovanojom visus 3 įvarčius ir padovanojom juos labai lengvai. Tiesiog, manau, gruzinai patys to nesitikėjo ir manau, kad ir mūsų vyrai patys to nesitikėjo, bet rezultatą matom savo ekranuose, aišku, jisai nėra malonus, bet turim 60 minučių tam, kad daryti išvadas ir tiesiog pradėti žaisti. Lietuvos rinktinė liks su kamuoliu. Lietuviai UEFA tautų lygoje žais labai stiprioje grupėje. C divizione su Juodkalnijos, Rumunijos ir Serbijos rinktinėmis. Linui Klimavičiui už pražangą parodyta ir geltona kortelė. Kaip bebūtų paradoksalu, Gruzijos rinktinė, kurią šiandien matome demonstruojančią puikų futbolą, žaidžia žemesnėme D divizione su Andora, Kazakstanu ir Latvija. Iš to, ką matome ir žvelgdami į Gruzijos sudėtį ir į komandos potencialą, gruzinai D divizione turi stiprius šansus. Be jokių abejonių, aš manau, kad tai yra auksinis gruzinų šansas kažką pasiekti, nes kaip bebūtų, jeigu žiūrėti per tuos visą nepriklausomybės laikotarpį, gruzinai ne kartą turėjo auksinių tokių, kaip sakoma, kartų, kur tikrai
pasaulinio, sakykime, europinio lygio žaidėjų, tokių kaip Kinkladze, Kakakaladze, broliai Arveladze, kurie tikrai žaidė labai geruose klubuose, tačiau jie niekada niekur nežaidė, jeigu kalbam apie Europos čempionatą ar pasaulio čempionatą, ir niekada net nebuvo labai arti tam, kad ten žais. Todėl tai irgi parodo, kad net jeigu tu turi gerų žaidėjų, dar tu turi sukurti labai gerą komandą. Aišku, pagal šitas vienas draugiškas rungtynes vertinti ir kažkokių labai didelių išvadų daryti nereikėtų, nes manau, kad patys gruzinai pasakytų, kad jų futbolo istorija buvo rinktinių, kurios buvo daug stipresnės, bet žiūrint į jų grupę Kazakstaną, Latviją ir Andorą, aš manau, kad jie save tikrai laiko favoritais. Labai patyręs treneris diriguoja šiai komandai nuo 2016-ųjų, Slovakas Vladimiras Vaisas. Čia nėra nuošalė, žaidimas tęsiasi, užsikerta su kamuoliu puolėjas, perdavimas atgal ir dabar jau lengvas grobis Ernestui Šetkui. Georgis Kvilitaja bandė sužaisti originaliai ir galbūt galėjo tiesiog bandyti paprasčiau viskas spręsti puolėjas. Tik kart laimingai baigėsi situacija, bet ir vėl iškilo rimta grėsmė. Ne pagal taisyklę sužaidė Otaras Kakakbadze. Vėl atrodo, ginamės didelėmis pajėgomis, dideliais skaičiais ir išsidėstę kompaktiškai, tačiau vėl vienas perdavimas, kuris kirto visą mūsų komandą ir tik tais labai pasisekė, kad būtent toj pozicijoje prieš Ernestą Šetko atsidūrė puolėjas iš pusiau krašto. Jisai ieškojo skerso perdavimo per baudos aikštelę, ten nerado ir kitaip viskas galėjo pasibaigti daug liūdniau. Klystelėjo Arvydas Novikovas, vėl labai nesėkminga situacija. Lynojo Tbilisyje, galbūt ir dabar dar lietus nesitraukia, aikštė šlapia. Ir šiame sektoriuje nuotaikos geresnis. Gruzija pirmauja 3-0. Apie 10 minučių lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Nespėjo prie kamulio Valerijanas Gvilija. Slavickas suranda krašte Arvydą Novikovą. Rizikingas, labai rizikingas ir netikslus perdavimas. Tai vėl kelia pavojų Lietuvos rinktinės vartams. Pats savo klaidą ir ištaisė Vaidas Slavickas. Taip, bet tokie perdavimai skersai aikštės bet kuriam sporte, ar tai būtų krepšinis, ledo ritulys, rankinis ar futbolas, jie tiesiog yra nepateisinami, nes priešininkui perėmus kamuolį dažniausiai žaidėjai nebūna jau gerose pozicijose gintis ir tai tiesiog leidžia priešininkui atlikti labai pavojingas kontratakas. Edvinas Girdvainis stojo į dvikovą su Georgiu Kvilitaja, neteisus Lietuvos rinktinės gynėjas. Pražanga užfiksuota ir kamuolį jau taisosi Valerijanas Gvilija. Buvau pradėjęs pasakojimą apie Gruzijos rinktinės trenerį, iš tikrųjų labai patyręs 53 specialistas, 4 metus treniravęs ir Slovakijos rinktinę. O čia dar vienas išbandymas Lietuvos rinktinės gynybai. Stiprus perdavimas ir smūgiavo galva Jaba Kankava. Kampinio prašo gruzinai, tačiau skiriamas smūgis nuo vartų. Taip atrodo, nuo mūsų žaidėjo kamuolys vėl kažkieno petį lietė ir išskriejo už galbūt galvą Lino Klimavičiaus. Jeigu kalbant apie trenerius, tai toje grupėje Gruzija, Latvija ir Kazakstanas
Visi rinktinių treneriai yra labai patyrę, labai įdomus specialistai. Aleksandras Tarkovas, kuris šiuo metu treniruoja Latvijos rinktinę, tai yra treneris, kuris 2004 metais atvedė Latvijos į didžiausią istoriją jų pasiekimą Europos čempionatą. Kazakstano rinktinę nesenai pradėjo treniruoti labai žymus bulgarų treneris Stoilovas, kuris yra ilgametis Astana futbolo klubo treneris, komandos, kuri žaidė Čempionų lygos grupių etape. Tai yra labai žymus specialistas, labai gerbiamas Kazakstane. Tad iš tikrųjų bus labai įdomu žiūrėti šių specialistų dvikovas. Aišku, viena yra treneriai, kita yra žaidėjų pasirinkimas. Kaip matom, gruzinai turi tikrai kvalifikuotų žaidėjų, tikrai kvalifikuotą komandą ir bus įdomu stebėti, kokias komandas šitie strategai sulipdys nacijų taurėje. Darvydas Šernas laimėjo dvikovą aikštės viduryje, bet ir vėl lietuviai labai neilgai buvo su kamuoliu. Java Kankava. Perpelija. Neskubėdami pereina į lietuvių aikštės pusę varžovai. Georgis Hakvetadze. Tikrai norisi daugiau žaidimo su kamuoliu ir to jau tikėsimės po pertraukos. Pirmajame kėlinyje laiko lieka visai nebedaug. Keičiamas atakos kraštas. Kakabadze. Arvydas Novikovas nukreipė kamuolį į užribį. Na, neoficiali statistika, kurią turime, 80% kamuolį kontroliuoja Gruzija. Čia vėl daug laisvės, gražiai techniškai kamuolį tvarkosi Georgis Papunašvilis ir pasiekė dublį 40-ąją minutę. Rezultatas 4-0, po keitimo pasirodęs Saragosos Realo klube žaidžiantis saugas išmaudė tiesiog Lietuvos rinktinės gynybą. Na, tikrai nemalonus kėlinys lietuviams. Daug laisvės, krenta po kojomis Borovskis. Taip, ką minėjom rungtynių pradžioj, kad Artūras Žulpo, Vydijus Verbickas labai kompaktiškai pirmas minutės rungtyniavo būtent prieš gynėjų liniją, apsaugodami juos. Šioje atakoje matoma būdu atsidūrė kairė savo gynybos pusėje ir visiškai palikta atraminė zona. Ir ten pasirinkimų gruzinų žaidėjas turėjo tikriausiai keliasdešimt. Pasirinko sužaisti techniškai, apžaisti mūsų gynėją, bet galėjo siūsti kamuolį dar kairiau ir ten lygiai tokioj pačioj pozicijoje 1-1 būtų atsidūręs ir kitas žaidėjas. Tad labai grubi mūsų gynėjų klaida ir toks rezultatas, kurio ko gero sunku prisiminti. Kad... Na, net košmaruose nesapnavome, kad jau po pirmo kėlinio gali būti 0-4. Pasitaisysiu 18 numeris Georgis Kakvetadze, rinktinės debiutantas, 18-metis žaidėjas, pasižymėjo. Genko klube Belgijoje žaidžiantis futbolininkas. O Papunašvilis čia. Jis pabandė atiduoti aštrų perdavimą į priekį. Ilgi, aukšti kamuoliai taip pat nesukelia jokių problemų Gruzijos rinktinės gynybai. Tiesiog atskirti nuo komandos atakuojantis Lietuvos rinktinės žaidėjai Valskis, Černychas, Novikovas, Černas taip pat. Na, mes žinom, kad Nerijus Valskis, jisai nėra toks žaidėjas, kuris labai gerai žaidžia nugarą į vartus. Tai yra toks žaidėjas, kurio stipriosios pusės yra greitis, jisai yra tikrai geras puolėjas, kuris moka žaisti, kaip sakoma, su paskutinė gynėjų linija ir tiesiog prašyti kamuolio už gynėjų nugarų. Ką mes matom tuos momentus, kada mes turime kamuolį, tiesiog mūsų centriniai gynėjai apeidami bet kurį centro saugą siunčia kamuolį į priekį ir aišku ten Nerijui Valskiui yra labai sunku, nes gruzinai tiesiog neprileidžia jo prie kamuolio. Čia jau buvo šioks toks momentas.
teko paprakaituoti vartininkui Georgijui Lorijai. Taip, bet tai vėl tiesiog buvo įmetimas vos ne nuo šoninės linijos į baudos aikštelę ir vartininkas taip, galbūt tai dramatiškas jo šuolis, bet manau, kad pavojaus jisai net neužuodė šitoj situacijai. Be jokios abejonės, viską kontroliavo Georgijus Lorija. Bent jau pamatėme perdavimą baudos aikštelę. Fiodoras Černychas pakėlė kamuolį. Reikalinga labai, manau, pertrauka Lietuvos komandai. Reikia pasitarti su treneriu, kaip žaisti antrajame kėlinyje. Galbūt ne tiek koncentruokimės į rezultatą, kiek į lietuvių žaidimą. Norisi sulaukti geresnių atkarpų antrajame kėlinyje. Taip, norisi sulaukti, ypač norisi matyti agresyvesnį žaidimą atimime, nes mes kaip ir žaidžiam, visa komanda dažniausiai būna už kamulio ir tie atstumai tikrai jie nėra blogi, bet tiesiog ne tai, kad gruzinai mus apžaidžia greičiau, bet mes visur vėluojame ir tiesiog nėra to agresyvumo. Prisideda prarastų kamuolių savo aikštės pusėje. Tiesiog žiūrėkime ir čia šitoj situacijoje vėlgi gruzinas turi kamuolį ties baudos aikštelės kampu ir mes visiškai jo neprisinguojame. Bandymas bėgti į kontrataką. 4 lietuviai puolime, tačiau perdavimas netikslus. O tai jau buvo galimybė užmegzti kontrų išpuolį. Norisi matyti bent jau minimalų presingą žaidėjų su kamuoliu. Taip, jeigu mes renkamės neprisinguoti priešininko aikštės pusėje ar ties aikštės viduriu, mes tiesiog privalom tą daryti, kada jau kamuolys yra aplink mūsų baudos aikštelę. Nes laisvas žaidėjas su kamuoliu, jeigu jisai turi laiko ir jisai turi bent kvadratinį metrą erdvės, jisai visą laiką suras, kur atlikti tą perdavimą į priekį ir net jeigu tu žaisi su savo ginamu žaidėju labai arti ir tiesiog giliesi, vis viena tas žaidėjas išsilaisvins iš tavęs ir tiesiog turės laiko nuo tavęs pabėgti. 1-1 ginasi Slavickas prieš Papunašvilį, perdavimas į baudos aikštelę. Gerai jaučia vienas kitą Gruzijos rinktinės žaidėjai. Šiuo atveju, šioje atakoje buvo momentas, kada... Čia prieš vartininką pražanga. Taip, manau, kad paprasčiausias nesusikalbėjimas Ovidijus Verbickas ir Edvinas Girdvainis. Tiesiog tokiose situacijose dažniausiai treneriai nori, kad atraminis saugas lydėtų tą kertantį žaidėją, o centro gynėjai liktų vartų pusėje, kad vartų plotyje, sakykime, buvo labai ilga pauzė, kada abu galvojo, kas turi bėgti tą zoną, kas turi pasitikti šitą įkertantį žaidėją ir kažkuriuo metu abu nusprendė tą daryti ir Edvinas Girdvainis paliko centro gynėjo poziciją ir vėl eilinis padavimas baudos aikštelė. Gerai, kad buvo prasižengta prieš mūsų vartininką. Galbūt gerai, kad baigėsi ir pirmasis kėlinys, kuris nebuvo sėkmingas lietuviams. Tikėkime, mūsiškiai persigrupuos ir antrajame kėlinyje pamatysime geresnį žaidimą. Rezultatas 0-4. Aikštės šeimininkai pirmauja ir Tbilisyje pertrauka. Kągi, grįžtame į Tbilisį. Antrasis kėlinys, kontrolinės rungtynės Gruzija-Lietuva. Po pirmojo kėlinio mums labai nesmagus rezultatas. 4-0 pirmauja Gruzijos rinktinė. Edgaras Jankauskas, lietuvių treneris, jau atlieka keitimus po pertraukos. Matėme, aikštėje pasirodys naujas veidas. 4 numeris Modestas Vorobjovas. Galbūt keitimų bus ir kiek daugiau. Dar visos informacijos neturime. Štai ir Mantas Kuklys žengia į aikštę. Tai yra aikštės vidurio stiprinimas patyrusių žaidėjų. Na, su mumis šią transliaciją taip pat stebėti padeda treneris Valdas Dambrauskas. Treneri, kokios jūsų įžvalgos po pirmojo kėlinio ir ko norėtųsi tikėtis antrajame? Na, visų pirma, antrajame kėlinyje norėtųsi matyti agresyvumo, norėtųsi matyti kontražaidimo, bent bandymo kažką kurt su kamuoliu ir aišku gynyboje norėtųsi nekartoti tokių klaidų, kurias darėm pirmą kėlinį.
Taigi, du nauji veidai aikštėje, Modestas Vorobjovas ir Mantas Kuklys. Mantas Kuklys iš Vilniaus Žalgirio persikėlęs į Kazachstaną. Modestas Vorobjovas Trakų saugas. Ką turėtų įnešti šie žaidėjai? Na, aš manau, būtent kaip ir minėjom, žaidimo su kamuoliu, nes pirmą kėlinį mums visiškai to nepavyko padaryti. Nežinau, ar tai yra oficiali ar neoficiali statistika, kurią matom, kad pirmą kėlinį kamuolį turėjom, rods 20% viso rungtynių laiko, tai manau, nei žaidėjų, nei trenerių tai netenkina, o šitie du žaidėjai, Mantas Kuklys ir Modestas Vorobjovas, tai yra tokie žaidėjai, kurie tikrai gali padėti tą padaryti. Ir matom, Modestas Vorobjovas užėmė, neklystu, Artūro Žulpos vietą aikštės centre atraminėje zonoje, o Mantas Kuklys rungtyniaus 10 numerių po puolėjais. Kol kas daugiau keitimų nematome. Gruzijos rinktinėje berods sudėtis ta pati. Mantas Kuklys pakeitė Nerijų Valskį. Darvydas Šernas turėtų kilti į savo įprastą 9 numerio poziciją. Taip, jau per pirmą minutę matom, kad Darvydas Šernas žaidžia pačiam atakos smaigalyje, Arvydas Novikovas kairėje, Fiodoras Černykas dešinėje. Ir kaip ir prognozavom, akivaizdu, tai jau matyti iš pirmųjų rungtynių antro kėlinio sekundžių, kad nebenusiteikę esame atiduoti visiškai iniciatyvos gruzinam ir matom Darvydo Šerno veiksmus, kad jisai iš karto jau bando presinguoti centro gynėjus, kiti likę atakos linijos žaidėjai taip pat stengiasi pasitikti aukščiau ir būtent tą norėjusi matyti po tokio šalto dušo pirmajam kėlinyje. Gruzinai su kamuoliu, jų ataka. Aišku, tai yra susiję su rizika, nes antrajam kėlinyje, ko gero, gruzinai turės dar daugiau erdvės aikštės viduryje, kada mes bandysime juos presinguoti, bet manau, kad bet kokia rizika dabar jau yra tiesiog privaloma, nes turime antrą kėlinį žaisti bent jau dėl garbės. Linas Klimavičius sužaidė į kamuolį, nors prašė pražangos Georgis Kvilitaja. Gruzijos rinktinės puolėjas Vladimiras Vaisas, Slovakas treniruojantis Gruziją, atliko vieną keitimą pirmajame kėlinyje, tai buvo priverstinis keitimas, antrajame grįžo ta pati aikštės šeimininkų sudėtis. Fiodoro Černiko perdavimas atgal. Surandamas priekyje Darvydas Šernas, krūtinė gražiai numetė kamuolį Šernas Ovidijui Verbickui, bet ataka nutrūko. Nė vieno smūgio į vartų plotą lietuviai neužfiksavo pirmajame kėlinyje. Gruzinai vieną iš įvarčių pelnė 11 metrų baudiniu. Čia vėl matome Linas Klimavičius kietai pasitinka varžovų puolėją. Tokių situacijų, kad būtų bent 3-4 tikslus perdavimai aikštės viduryje, jau beveik nematydavome pirmajame kėlinyje, jau po pertraukos šiek tiek geresni ženklai. Prasižengė Valerijanas Gvilija, vėluodamas į štai šią dvikovą. Priminsiu, kad lietuviai sužais 2 kontrolinės rungtynes, taip pat laukia mačas antradienį su Armėnijos futbolininkais. Linas Klimavičius atgal vartininkui, Ernestas Šetkus klysta. Dovanoja kamuolį varžovams, laimiai nepraėjo perdavimas į baudos aikštelę. Atidirba Linas Klimavičius. Ir klaidos prie savųjų vartų. Buvo dar vienas peilis Lietuvos rinktiniai pirmajame kėlinyje, per daug varžovams pridalinta kamuolių. Taip, bet šioje situacijoje vėlgi Linas Klimavičius atidavė kamuolį Ernestui Šetkui ir kaip ir pirmą kėlinį matėme porą tokių epizodų, kada vėlgi vartininkas tiesiog laukia, kada tie centro gynėjai vėl išsiplės ir suteiks jam opciją žaisti į kraštą. Linas Klimavičius truputį suvilavo, Ernestas Šetkus bandė vis vieną jam atiduoti kamuolį, nenorėdamas jo tiesiog išsmūgiuoti į priekį. Va štai matome būtent apie tokią situaciją kalbu dabar, kada centro gynėjas pasiima kamuolį ir tiesiog gali pradėti ataką, bet vėl
tiesiog trūksta kantrybės truputį tam, kad pamėgint užmėgst tą kontražaidimą, sužaist per vidurio saugus. Jie tiesiog ignoruojami, kamuolys siunčiamas į priekį ir jeigu mūsų vidurio puolėjas neužsikabina ten už kamuolio, ataka nutrūksta labai greitai. O pirmą kėlinį gruzinų gynėjai visiškai nesuteikė tokių galimybių nei Nerijui Valskiui, nei Darvidui Šernui ar Arvidui Novikovui prisimt kamuolį aukštai į priekį. Laimėti oro dvikovas dėl kamuolio su Solomonu Kvirkvelį ar Guramu Kašyje aukštais 1,90 m ir daugiau gynėjais tikrai užduotis sunki. Darvidas Šernas nėra aukštaūgis puolėjas. Taip, bet imkime bet kurią komandą ar bet kurią rinktinę, centro gynėjai, tokia yra tendencija, pasaulinė tendencija, visur bus aukšti. Tai labiau būtų susiję su komandiniais veiksmais, nes jeigu kamuolys yra aukštas, tie patys centro gynėjai, jie juk negali prisimti kamuolio tiesiog ant galvos, jie turi kažkur jį numušti, tai yra ar grąžinti savo vartininkui, ar mušti į priekį, o tam ir yra skirti komandiniai veiksmai, kurių dėka kiti žaidėjai turi reaguoti ir tiesiog užpildyti tas zonas tam, kad laimėtų tą vadinamą antrą kamuolį. Tai būtent pirmajame kėlinyje mes to mobilumo iš mūsų centro saugų ypatingai trūko, nes Ovidijus Virbickas ir Artūras Žulpa tiesiog buvo užsiėmę pozicijas prieš mūsų gynėjus ir daugiausia laiko praleido labai giliai gindamiesi ir tiesiog neveikė tas principas, kaip vadinamas, nuo aikštelės iki aikštelės, kad jie galėtų energingai palaikyti ataką. O atakas tikrai energingai palaiko Gruzijos rinktinės žaidėjai ir krašto gynėjai. Dabar iš kairiojo krašto perdavimas Georgis Navalovskis pakėlė kamuolį. Ir jei neklystu, matysim kampinį. Taip, Edvinas Girdvainis lėtė kamuoliui. Na ir jo lėtimas padėjo apsiginti, nes tikrai ir šoko šalia Georgis Kvilitai ir prie tolimojo virpsto laukia dar vienas Gruzijos rinktinės žaidėjas. Perdavimas nuo kampinio gairelės, vėl baudos aikštelėje šeimininkauja Girdvainis. Perkeliamas kamuolys į kitą aikštės pusę, tačiau ten dar nebuvo Lietuvos rinktinės žaidėjų. Taip, visa komanda gynasi mišrė tokia zona, 4 žaidėjai stoja į savo pozicijas ir tiesiog gyna zoną ten, kur tikimasi kamuolio, kiti žaidėjai gina asmeniškai. Dėl to būtent visi žaidėjai atsitraukia į gynybą ir gynasi savo baudos aikštelį, kada atsiranda galimybė smūgiuoti kamuolį į priekį. Be abejo, mes ten sutinkame atiduoti tą iniciatyvą šitam epizode gruzinam tam, kad apginti savo vartus. Dar vienas Girdvainio kamuolio išmušimas į priekį ir norėjosi sakyti laimėta dvikova, tačiau pažeidžia taisyklės Darvidas Šernas. Tai būtent tas epizodas, kurį ką tik aptarėme, tai Darvidas Šernas ar priešininkų gynėjas laimi kamuolį, bet mūsų žaidėjai būtent užpildė tas zonas, laimėtas antras kamuolys, bet dėja teisėjas išvelgė pražangą Darvido Šerno veiksmuose. Praleidžiamas kamuolys vienam aktyviausių pirmojo kėlinio žaidėjo, Taras Kakabadzė, jos smūgis į artimąjį vartų kampą. Šalia virpsto kamuolys, kampą lyg ir buvo uždaręs Ernestas Šetkus. O Tarą Kakabadzę minėjome ne kartą pirmajame kėlinyje, jo žaidimą 1 prieš 1 pasijungimą į atakas. Tai yra futbolininkas žaidžiantis antrajame Ispanijos divizione. Bet matėme, Vaidas Slavickas neleido jam eiti į kraštą, o paliko vidurį, ten tikėdamas į mūsų atraminių saugo pagalbos. Arvidas Novikovas ir atraminio saugo pozicijos žaidžiantis Ovidijus Virbickas suvėlavo jį pasitikti ir būtent atsiradusi erdvė leido gruzinui smūgiuoti į vartus. Borovskio perdavimą nutraukė Jaba Kankava. Pernichas.
individualus epizodas. Fedoro Černycho reidas, kurį sustabdė Georgis Navalovskis. Sunkios rungtynės tokiem žaidėjim kaip Fedoras Černychas, kurie įpratę turėti kamuolį. Jau kalbėjome apie pirmojo kėlinio problemas. Černychas, Novikovas, Valskis, jų visiškai nematėme. 10 minučių po pertraukos palieka kiek geresnį įspūdį. Taip, dar trūksta atakoje aštrumo, trūksta smūgių į vartus, tačiau vaizdas geresnis. Galbūt geresnis tuo, kad tiesiog neleidžiam taip arti gruzinams prieiti prie mūsų vartų, bet vis dėlto norėtųsi dar daugiau matyti bent jau tos kontražaidimo užuomazgų, nes visi kamuoliai, kaip ir šitame epizode, vis viena yra prarandami ties aikštės viduriu ir iki baudos aikštelės kol kas nesugebame prieiti. Taisyklės pažeidė Ovidijus Verbickas. Kankava. Klysta ir Gruzijos rinktinės kapitonas. Deja, nepavyko nuleisti kamuolio tiksliai komandos draugams ant žemės Mantui Kukliui. Į užžibį išleidžia kamuolį Valdemaras Borovskis. Greitas grąžinimas. Fedoras Černychas. Šansas jam. Černychas apeina vieną varžovą ir Gruzijos rinktinė gelbėja gynėjas Perkvelija. Černychas gali tikrai padraskyti varžovų gynybos, sužaisti ir 1-1. Borovskis. Kamuolys baudos aikštelėje ir čia nieko sudėtingo vartininkui Georgiui Lorijai. Darvydas Šernas dar užkliudo varžovų vartininką. Žaidimą stabdo rungtynių arbitras. Turi pastabų Lietuvos rinktinės puolėjų teisėjas iš Rumunijos. Klimavičius tvarkė antrajame aukšte. O Fedoras Černychas kairėje su kamuoliu nesusitiko. Tuo pasirūpino Otaras Kakabadzė. Kakvetadzės gražus perdavimas. Kazaišvilis. Papunašvilis. Vorobjovas prie jo. Papunašvilis pirmojo rungtynių įvarčio autorius. Prigesino šią aikštės šeimininkų ataką lietuviai. Čia Kakvetadzė irgi pasižymėjęs įvarčiu, 18-metis debiutuojantis Gruzijos rinktinėje. Kuramas Kašija. Vilija. Gruzinai tęsia išpuolį. Bandymas smūgiuoti į vartus. Dar vieną keitimą matysime Lietuvos rinktinėje. Panašu į pražangą, taip. Palaukia rungtynių arbitras, kuo pasibaigs epizodas. Ir pražanga užfiksuota. Lietuvos rinktinė liks su kamuoliu ir dabar bus atliekamas keitimas. Sužaidus beveik valandą. Arvydas Novikovas palieka aikštę. Ir Edgaras Jankauskas suteikia šansą jaunimui. Justas Lasickas, jo debiutas. Serbijoje žaidžiantis saugas. Vilniaus Žalgiryje susikrovęs futbolo pagrindus. Išskiriamas kaip vienas perspektyviausių jaunųjų žaidėjų Lietuvoje.
Ir bus labai įdomu pamatyti Justą Lasicką. Jis gauna gerą pusvalandį žaidimo laiko šiandien Tbilisyje. Iškart įsitraukė į kovą Lasickas. Lietuvių bandymas paspausti. Taip, tas bandymas paspausti, kaip matom, antrą kėlinį jau jisai yra demonstruojamas ne pirmą kartą ir kaip bebūtų, gruzinam irgi nėra labai lengva išeiti iš to paspaudimo ar presingo ir tas jų, kaip pasakyti, toks laisvumas jų veiksmuose jaučiamas daug mažiau negu pirmą kėlinį ir antrą kėlinį per sužaistas tas 15 minučių kažkokių labai ypatingų momentų prie savo vartų nematėme, nes visa kova dabar vyksta aikštės viduryje. Porą keitimų atliko ir Vladimiras Vaisas. Nika Vekreskiri keičia komandos kapitoną Jabą Kankavą. Taip pat pasikeitė ir centro gynėjai. Aikštė paliko ketvirtasis numeris Guramas Kašija. Ir jį pakeitė Laša Dvali. Po 3 keitimus jau atliko abu strategai. Ilgas perdavimas. 3 lietuviai šalia vieno varžovų puolėjo. Ernestas Šetkus smūgiuoja į priekį ir smūgiuoja nesėkmingai. Vėl norėtųsi matyti Ernesto Šetkų labiau, kad jį palaikytų mūsų centro gynėjai ir tiesiog plėstųsi stengdamisi prisimti šio kamuolį, kas leistų mums pradėti ataką pirmų perdavimų ne toli į priekį, o sužaidžiant ir atkertant Gruzijos rinktinės gynybos zonas. Bet ko gero kamuolio valdymas, jeigu mes kalbėjom, kad pirmą kėlinį jisai buvo 80 ir 20%, dabar jeigu remti šitą neoficialią statistiką, matom, kad jisai jau yra 28%. Tai antrą kėlinį mūsų veiksmai yra truputį aktyvesni. Štai ir smūgis į vartų pusę. Darvydas Šernas atakos Smaigalyje. Neteisinga būtų sakyti puikiai galimybė įmušti įvartį, bet bent jau logiška atakos pabaiga. Puolėjas kamuolį stabdėsi krūtinė. Tai buvo smūgis, nors ir nepataikė gerai šįkart Darvydas Šernas. Bet tai yra Darvydo Šerno žaidimas. Jeigu mes lygintumėm ir kaip ir pirmą kėlinį diskutavom apie Nerijų Valskį ir Darvydą Šerną, tai skirtumas tarp jų tai yra būtent toks, kad Nerijus Valskis yra labai greitas žaidėjas, kuris mėgsta žaisti veidų į priekį. Darvydas Šernas gali žaisti ir veidų į savo vartus, prisimdamas tokius kamuolius. Labai gerai blokuoja kamuolį ir sugeba jį prisimti, ką ir padarė šitame epizode. Aišku, nenusisekė smūgis, bet bent jau epizodas smūgių į vartus susikūrė individualiomis pastangomis. Tikras 9 numeris Darvydas Šernas ir tikrai solidus buvo jo sezonai Vilniaus Žalgirio klube. Dabar vėl ragauja legionieriaus duonos Izraelyje. .65 rungtynių minutė. Aukštai pakelta koja, pavojingas žaidimas ir pirmoji geltona kortelė. Antroji geltona kortelė šio vakaro rungtynėse. Pirmajame kėlinyje buvo įspėtas Linas Klimavičius už pražangą baudos aikštelėje. O dabar varžovo atsiprašo Ovidijus Verbickas. Be abejo, žaidimas pavojingas, koja pakelta labai aukštai ir viską teisingai įvertino rungtynių arbitras.
Gražiai išsivaduoja iš spaudimo gruzinai. Buvo pražanga, bet žaidimas tęsiasi. Ilgas perdavimas netikslus, nors mintis labai aiški pakeisti atakos kraštą. Išsivaduoti iš spaudimo gruzinai tikrai moka ir tą matėme. Trumpi tikslus perdavimai iš karto atveria geras galimybės atakoje. Ernestas Šetkus smūgiuoja nuo vartų. Lasickas. Palieka kamuolį Borovskiui. Dar kartą Lasickas. Sužaidžia Senelę su Mantu Kukliu. Trykšta norų. Lasickas ir tai tikrai yra sveikintina. Čia perdavimas į baudos aikštelę. Galbūt matysime dar vieną bandymą. Kampinis. Neabejotina, kad jaunas žaidėjas nori save parodyti, nori parodyti treneriui, kad jisai tikrai vertas to kvietimo ir nusipelno žaisti. Ir labai smagu matyti tokius jaunus žaidėjus, kada jie patenka į rinktinę ir ypatingai smagu žiūrėti jų tuos pirmosius žingsnius, būtent dėl to rodomo entuziazmo ir begalinio noro. Standartinių situacijų lietuviai kol kas daug neturėjo šiuose rungtynėse. Tai yra pirmasis kampinis, buvo keli baudos smūgiai pirmajame kėlinyje. O dabar nuo kampinio gairelės perdavimas ir atsiliepė į šį perdavimą Linas Klimavičius. Nepavyko smūgis į vartus. Žinoma, reikia saugotis ir nuo varžovų kontratakų. Pasilieka ties aikštės vidurių krašto gynėjai. Ir neleido varžovams į puolimą pabėgti Borovskis. Lasickas. Ir toliau aktyvus Justas Lasickas. Tai manau yra irgi ir labai svarbus momentas ar svarbi diena ir Vilniaus Žalgirio futbolo klubui, nes tai yra ko gero šito atgimusio Žalgirio pirmas žaidėjas, kuris tikras Žalgirio žaidėjas, kuris perėjo visus etapus nuo akademijos, pirmos komandos ir debiutuoja nacionalinėje rinktinėje. Abejoju, kad tų debiutų ateityje pamatysim ir dar daugiau. O dabar matome gruzinų ataką. Girdvainis muša ne į užribį, kamuolys lieka žaidime. Pavojinga ataka ir smūgį blokavo. Gal net pasipainiojo ne laiku ir ne vietoje savo žaidėjas gruzinams. Atrodė, jo kamuolys atsimušė į Georgį Kvilitają. Čia jau stabdymas, švilpukas ir pražanga. Ne pirmą kartą ant žemės matome Valerijaną Gviliją. Čia labai graži dviejų žaidėjų kombinacija. Papunašvilis su Kakabadze. Vėl matome, kaip gruzinų 21 numeris Valerijanas Gvilija, kuris žaidžia centro saugo pozicijoje, nevengia judėti ir yra labai mobilus žaidėjas. Ir šiuo atveju gruzinai sukūrė tokią labai didelę persvarą aikštės krašte, 3-1, ir būtent tas opcijų tiesiog atakoje turėjimas leidžia jiems žaisti tais trumpais perdavimais ir mūsų žaidėjai tiesiog nespėja uždaryti šito krašto. Pakeistas įvarčių pirmajame kėlinyje pasižymėjęs Georgis Chakvetadze. Jo vietoje pasirodė Georgis Saburjanija. Saugų grandyje žaidžiantis futbolininkas iš Sevijos rezervinės komandos. Pagrindinėje komandoje kol kas dar nedebiutavęs. Kuklys. Fiodoras Černychas susiduria su Kverkvelija. Tokių susidūrimų bus nemažai Rusijos Premier lygoje, vienas prieš kitą.
Čia reikia gesinti varžovų greitą ataką ir tą pavyko padaryti. Tinkama pozicija. Lasickas neleidžia ramiai kvėpuoti varžovų vartininkui. O čia kyla aistros Tbilisio stadione. Dažnai šiandien matome kenčiančius Gruzijos rinktinės žaidėjus ir Kverkvelyje jau po dvikovos su Černychu susiėmęs už rankos, jautė skausmą. Tai yra pietiečiai temperamentingi ir jų žaidime ir gyvenime ko gero dramos netrūksta ir matom, kad kartais jie netgi tokiose draugiškose rungtynėse nevengia tos dramos pademonstruoti. Solomonas Kverkvelyje galbūt prašysis keitimo, niekas tikrai kontrolinėse rungtynėse žaidėjo sveikata nerizikuos. O keitimas Lietuvos komandoje Karolis Laukžemis, Marijampolės Sūduvos puolėjas, pakeitė Darvydą Šerną. Irgi debiutas? Taip, irgi debiutas, įsimintini 2017 Laukžemiui, laimėta A lyga su Marijampolės Sūduva, šio sezono startas irgi sėkmingas. Ir pripažintas geriausias 2017 metų Lietuvos A lygos žaidėjas. Natūralus sekantis žingsnis kvietimas į nacionalinę rinktinę. To ir sulaukė Karolis Laukžemis, šiandien debiutuojantis, pakeitė jis Darvydą Šerną. Kada, jeigu ne tokiose rungtynėse, kurios yra draugiškos ir taškų už lygėsias ar pergalę niekas neduos, tad manau treneriams tai ypatingai geras metas pažiūrėti, ko šitie žaidėjai yra verti. O Kverkvelyje savaime suprantama baigs pasirodymą, jau pasiruošęs jį pakeisti komandos draugas. Kaip ir reikėjo tikėtis, Karolis Laukžemis užėmė poziciją atakos smaigalyje, tai yra keitimas į keitimą. Darvydas Šernas irgi antrą kėlinį žaidė būtent šioje pozicijoje ir netgi kažkuria prasme abu šitie žaidėjai yra tokie gan panašus, mėgstantis, dominuojantį jėgos futbolą, dar kitaip vadinami taraninio stiliaus galbūt puolėjai, nevengiantis kontakto ir gynėjams ypatingai yra sunku žaisti prieš tokius žaidėjus, nes tiesiog reikia kautis dėl kiekvieno kamuolio. Bahana Arabuli, dar vienas naujas veidas aikštėje Gruzijos komandoje. Čia kartojamas epizodas antrojo įvarčio. Transliacijos režisieriai įvartį priskiria Georgijui Kvilitai, nors tikrai atrodo, kad Linas Klimavičius nukreipė į savus vartus. Antrajame kėlinyje nėra pavojingų epizodų gausos. Karolis Laukžemis pasirodęs prieš keletą akimirkų tikrai tvirtas puolėjas, galintis puikiai priimti kamuolį nugarą į vartus, laimėti pirmą kamuolį komandai. Už tai jis labai vertinamas Marijampolės Sūduvos komandoje. Čia konfliktas ir, kaip ir Valdai minėjote, tas pietietiškas temperamentas. Kverkvelyje dar liko žaisti, nors vėl demonstruoja, kad tikrai jaučia skausmą. Net ir kontrolinėse, kitaip vadinamose draugiškose rungtynėse kartais neišvengiama konfliktų. Čia Justas Lasickas ledo ritulio stilium labiau nei futbolo. Tikrai galbūt pražanga buvo, bet už tokią reakciją pakeltos rankos gruzinų žaidėjo taip pat turėtų susilaukti bent jau įspėjimo. Lasickas pademonstravo, kad tikrai nebijo ir tokių tvirtų varžovų kaip Solomonas Kverkvelyje. Šiaip už savo brandą, žaidimo intelektą tikrai vertinamas ir giriamas jaunasis Justas Lasickas. Taip, tai yra labai intelektualus, ne tik tai, sakyčiau, futbolininkas, bet ir labai intelektuali asmenybė, kas yra labai smagu matyti jauną žaidėją ir tikrai labai aukšto lygio profesionalas ir
Ir būtent tos savybės leidžia Justui labai sėkmingai tobulėti, progresuoti ir manau, kad jo laukia labai ilgi ir produktyvūs ir labai tikiuosi, kad efektyvūs metai Lietuvos rinktinėje. Labai nuoširdžiai norėtųsi tikėti, kad šitas debiutas tai bus tik tai pirmas mažas žingsnis ir mes jį matysim, kad žino, galbūt tarp Lietuvos rekordininkų sužaidusių kažkada daugiausiai rungtynių už Lietuvos rinktinę. Kada žaidėjas pradeda rinktinį žaisti tokio jauno amžiaus, kodėl ne, visko gali būti. Valovskis atiduoda kamuolį atgal. Antrasis kėlinys tikrai daug ramesnis ir gruzinai nebežaidžia tokia aukšta pavara. Vienas dalykas, mes galbūt pasitinkam juos truputį aukščiau, galbūt mažiau, jiems truputį leidžiam žaisti. Kitas dalykas tai yra keitimai, kurie aišku kažkiek išbalansuoja komandą ir viena komanda pradeda su labai aiškiom užduotim, dėl to pirmi kėliniai tokie būna labai taktiški, ne visada jie būna įdomus, tempas ten būna dažnai mažesnis, bet šiandieną tai yra kitaip, todėl kad ko gero gruzinų neįpareigoja rezultatas. Jie žaidžia namuose, jie pirmauja rezultatu 4-0 ir tiesiog nematom nei pas vieną komandą, jeigu nelabai tikriausiai suklysiu pasakydamas per visas tas 76 minutės kažkokių tranzicijų, perimų į ataką, manau, galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Gruzinai stengiasi tiesiog laikyti kamuolį, jo neprarast, o mūsų rinktinė dėja nesugebėjo šiandien sužais taip, kad privers gruzinus klyst kažkur aikštės viduryje tam, kad pereiti greitą kontrataką. Matėme gerą laukžemio epizodą, laimėtas kamuolys, atiduotas perdavimas komandos draugui, tai užkart leidžia palaikyti kamuolį arčiau varžovų vartų. Borovskis tiesiai į varžovą. Girdisi šiek tiek ir Lietuvos rinktinės gerbėjai Tbilisyje. Kuklys. Borovskis. Kuklys surado Justą Lasicką. Taip, tai momentų, kurių labai trūko mums šios dienos rungtynėse, ypač tarp Gruzijos rinktinės gynybos ir saugų zonos, o šiuo atveju matėm, kad ir Valdemaras Borovskis ir Ovidijus Verbickas tiesiog atsidūrė krašte, sutraukė gynėjus, o Mantas Kuklys labai gerai ten surado įkirtusi Justą Lasicką, kuris... Na, čia momentas, gal pamatysime ir smūgį į vartus, dėja pritrūko. Kuris prie viso to labai gerai jautė erdvę ir apsisuko su kamuoliu, atsidūrė veidu į vartus, tačiau tolesnio atakos tęsinio nesuradome. Gruzinai žaidžia publikai, žiūrovams tai labai patinka. Čia smūgis į artimą į vartų kampą. Po keitimo pasirodęs puolėjas Vahanara Bulys smūgiavo. Gerai sužaidė Ernestas Šetkus. Na, ataka, jos mintis graži, tikslus perdavimai ir nebereikalo. Tribūnos reaguoja. Tai jau mes matome tik paskutinę atakos stadiją. Bet manau, Ernestas Šetkus tikrai kontroliavo padėtį vartuose, smūgis labai patogiam vartininkui į aukštį ir lengvai atrėmė šį kamuolį, bet dabar kampinis. Greitai įžaidė kampinį gruzinai. Atleidžia kamuolį Burjanija ir lietuvių kontrataka. Lasickas. Ieškojo variantų Justas Lasickas, bet ilgai galvoti varžovai neleidžia. Kakabadzė. Puikus sumanimas, į baudos aikštelės plotą pasiuntė kamuolį, ten jau įkirtinėjo komandos draugas. Laimiai šį sumanimą perskaitė ir lietuviai. Bet šitam epizode reikia
paminėti tai, kad Fiodoras Černychas labai gerai padėjo gynėjams ir tiesiog Vaidas Slavickas jau nebuvo priverstas išeiti į patį kraštą pasitikti žaidėjo su kamuoliu ir būtent tas perdavimas gruzinų buvo labai įdomus ir perspektyvus, bet būtent todėl, kad Vaidas Slavickas liko savo vietoje kartu su Edvinu Girdvainiu, šitą momentą galėjo apginti savo vartus. Trečias debiutas Fiodorui Černychui už pasirodymą. Taip, ir turime trečiąjį debiutantą Lietuvos rinktinėje, Danielis Romanovskis. Vis didesnį Aurelijaus Skarbaliaus pasitikėjimą užsitarnaujantis ir Vilniaus Žalgirio klube. Taip pat Ovidijų Verbicką keičia 13 numeris Simonas Paulius iš Kauno Žalgirio. Pakviestas į nacionalinę rinktinę. Na, manau, rungtynėse su Armėnija matysime dar kitokią Lietuvos rinktinės sudėtį. Tikėtina, kad ir veteranas Algis Jankauskas pasirodys. Galbūt ir kitą taktinį įsidėstymą pasirinks Edgaras Jankauskas. O po šių rungtynių bus tikrai vietos analizai ir pastaboms, ypač kalbant apie pirmąjį kėlinį, kuris buvo labai nesėkmingas lietuviams. Čia norisi dar pabandyti bent jau garbės įvartį pasiekti, bet gruzinai ginasi užtikrintai, Romanovskis ir vėl Kverkvelija guli. Jau atrodė bus keičiamas Solomonas Kverkvelija. Čia bateliu gal ir kliudė netyčia varžovų į veidą Danielis Romanovskis. Lietuvių geruojų neprisimins tikriausiai po šių rungtynių. Labai daug skausmo suteikė, jeigu ne bent žaidimu, tai bent kova. Vėl Gruzijos rinktinės medicininis personalas aikštėje. Gal jau ir treneris Vladimiras Vaisas pagailės Kverkvelijos. Laiko lieka nebedaug, bet matydamas gynėjo kančias gali tikrai pagalvoti apie keitimą. Kaip tik matome ruošiamą keitimą Gruzijos rinktinėje, bet pažiūrėsime, kuris žaidėjas bus keičiamas. 17 numeris Georgis Merepašvilis. Tai yra saugas ir jis keičia Valerį Kazaišvilį. Na, į poziciją keitimas. Kazaišvilis šiandien pasižymėjo įvarčiu. Jungtinėse Amerikos valstijose žaidžiantis futbolininkas. O Merabašvilis rungtyniauja Lenkijos čempionate Wislos Plock klube. Prarastas kamuolys ir iš karto reikia taisyti situaciją, praradus kamuolį netoli savo vartų. Taip, Danielis Romanovskis bandė įžaisti, atrodo labai gerai atsidengė ir prisėmė kamuolį centro gynėjų, tačiau iš karto perdavimas, kurį norėjo atlikti atkirsdamas bent dvi Gruzijos rinktinės gynybos zonas, atiteko priešininkų ir teko gintis po kontratakos. Bet buvo bandymas žaisti su kamuoliu ir užmėgsti tą kontražaidimą, kurio mes būtent norėjom pirmajame kėlinyje. Antrajame bandymų tikrai nemažai. Žingsnis po žingsnio galbūt tie bandymai virs ir realiomis atakomis, realiu pavojumi varžovų vartams. Šiandien galbūt jau ne, bet laukia rungtynė su Armėnija, kur visai kitokį veidą galės pademonstruoti Lietuvos rinktinė. Tai dar vienas smūgis į Ernesto Šetkaus ginamus vartus. Taip, smūgis galbūt labiau statistikai, bet irgi, kaip matėm, epizodas. Gruzinai kontroliuoja kamuolį krašte, mes turime kiekybinę persvarą 4 prieš 3, tačiau Gruzijos žaidėjas vis tiek
judėdamas į vidurį iš karto suranda erdvės atakos tęsinių ir smūgių į vartus. Taip, galbūt smūgis nėra labai pavojingas, bet norėtųsi, kad neleistumėm priešininkams smūgiuoti į vartus taip lengvai. Vis tik tenka pripažinti, stebint tokias rungtynes, išryškėja konkrečiose situacijose, jog individualiu meistriškumu daugelį pozicijų Gruzijos futbolininkai mus pranoksta. Na, gruzinai visada pasižymėjo savo kamuolio valdymo techniką, bet manau, kad komandinėmis pastangomis mes turime ir privalome surasti tų momentų, neutralizuoti jas, nes kada mes žaisime su tomis komandomis, kuris tu minėjai nacijų taurės turnyre, ten komandos tikrai nebus silpnesnės. Tai manau, būtent tokios rungtynės geriau tas klaidas daryti dabar, tam, kad mes galėtume matyti, kas mūsų laukia ir kaip mes turėsime žaisti. Ir manau, kad trenerių štabas po šių rungtynių tikrai turės darbo ir analizuos, ir rudenį matysime tokį vaizdą, žaidžiant su panašaus stilios komandomis, kur jos negalės tikrai parodyti savo tų pačių stipriausių žaidimo pusių. Priminsiu, Juodkalnija, Serbija, Rumunija, balkaniška ir tikrai nedėkinga grupė Lietuvos rinktiniai. Dažnai kalbama, kad burtų sėkmingų, nesėkmingų nebūna, bet šiuo atveju panašu, kad lietuviai gavo blogiausiai įmanomą variantą. Na, iš vienos pusės taip, burtų nedėkingų nebūna ir kalbam apie tai, kad tai mums labai sunki, labai nepatogi, labai bloga grupė, bet na, iš kitos pusės, ko mes norime, mes turime turėti tą norą mokintis, stieptis į priekį, ieškoti būdų, kaip pramuštą mūsų meistriškumą, kad mes galėtumėm augti. Ir aš manau, kad tos kalbos, kad mums geriau būtų žaisti divizionė žemiau, ten su Farerais, Andora ar Gibraltaru, visiškai neturi jokio pagrindo, nes mes augti ir stiprėti galime tik tai žaidžiant su gerom komandom. Taip, mes šiandien pralaimime 4-0, bet tai yra draugiškos rungtynės ir tiesiog, kad ir kaip turėtumėm to negatyvo, bet turime surasti ir kažkokio pozityvo. Matome, debiutavo 3 nauji žaidėjai, jauni žaidėjai, kurie užaugo jau Lietuvoje klubinėje sistemoje ir kurie debiutuoja šiandien dienos rungtynėse. Ir kaip ir minėjau, tų debiutų aš nebejoju, kad ateityje mes matysim daugiau ir kur tiems žaidėjams tobulėti. Jie tikrai netobulės žaisdami su Andora ar Gibraltaru, o čia visos sąlygos yra mokintis. Taip, šiandien tenka nuryti karčią piliulę, bet nebejoju, kad kažkada tos pergalės ateis ir į mūsų kiemą. Dar viena geltona kortelė. Ir vėlgi pelnytai parodyta geltona kortelė. Vaidas Slavickas vėlavo sužaisti į kamuolį. O 3 debiutantai tikrai vienas labiausiai pradžiuginusių dalykų šiuose rungtynėse. Vienas už kitą jaunesni. Taip, tiesa. Priminsiu visus 3. Laukžemis, Romanovskis ir Lasickas. Šiandien debiutuoja Lietuvos rinktinėje. Įžaidžia kamuolį gruzinai. Klaida, praleistas kamuolys ir bent jau smūgio pavyko išvengti, pavyko apsisaugoti. O Vladimiras Vaisas, Gruzijos rinktinės treneris, turi tikrai kuo pasidžiaugti šiandien, manau, pamatė gerų dalykų, ypač pirmajame rungtynių kėlinyje. Paskutinė pagrindinio laiko minutė. Laukžemiui siunčiamas kamuolys. Ataką palaiko Justas Lasickas. Borovskis. Romanovskis.
Čia galima galvoti apie smūgį į vartus, tiesa kamuolys pastaisytas nelabai patogiai. Klimavičius be rizikos galva nukreipia kamuolį vartininkui. Taigi dar kartą primenu, kitas kontrolinės rungtynės lietuviai žais su Armėnijos rinktinė. Antradienį mačą taip pat transliuos TV6 televizija. 2 minutės pridėjo teisėjas. Borovskis. Girdvainis. Ir Slavicko perdavimas į priekį. Kverkvelija neklysta, žaidžia užtikrintai ir gruzinai artėja prie užtikrintos pergalės. Rezultatas 4-0, visi 4 įvarčiai pasiekti pirmajame rungtynių kėlinyje. Apmaudu, bet per lengvai tuos įvarčius lietuviai dovanojo varžovams. Na taip, ypač pirmieji įvarčiai, pirmas, antras įvartis buvo tikrai labai lengvi. Aišku, pirmas įvartis tai buvo gruzinų meistriškumas, žaidimas vienu lietimu, senelės. Antrą įvartį leidom tiesiog iš nieko, paprasčiausias perdavimas, aukštas perdavimas į baudos aikštelę ir pralaimėta dvikova. Trečias įvartis 11 metrų baudinys, kuris vėl nebuvo logiškas. Na ir ta susikrauta persvara tiesiog sunaikino mūsų rinktinę pirmajame kėlinyje, bet antrajame kėlinyje, kaip ir sakiau, kaip minėjau, keletas priežasčių, dėl ko tas futbolas jau buvo kitoks, ir viena iš jų būtent ta, kad gruzinų rezultatas neįpareigoja ir jie tiesiog žaidžia, nežinau, trečią pavarą. Yra ko pasimokyti iš šių rungtynių ir Edgaro Jankausko su komanda laukia analizė, laukia darbas, pokalbiai su žaidėjais, pastabos jiems. Na ir turės galimybę Lietuvos rinktinė pasirodyti solidžiau kitose kontrolinėse rungtynėse su Armėnija. Šiandien tenka pripažinti varžovų pranašumą. Pralaimėjimas Tbilisyje rezultatu 0-4. Pirmajame kėlinyje įmušti visi 4 įvarčiai. Antrajame galbūt vaizdas buvo kiek geresnis, tačiau taip pat nepavyko Lietuvos rinktiniai sukurti pavojingų momentų, nepavyko pagrasinti varžovų vartams, nei vieno smūgio į Georgijo Lorijos ginamų vartų plotą. Matėme Papunašvilį savo ekranuose, futbolininką, kuris pelnė pirmąjį karjero įvartį Gruzijos rinktinėje. Gruzijos rinktinės debiutantas irgi šiandien atsidarė savo įvarčių sąskaitą, bet žinoma mums svarbesni Lietuvos rinktinės, ne Gruzijos reikalai šiuo metu. Ir tikrai po tokių rungtynių belieka išmokti pamokas ir padaryti reikiamas išvadas. Na taip, po tokių rungtynių tikrai tenka sėsti, daryti gilią analizę, kodėl taip atsitiko, bet nebejoju, kad jau antradienį matysim kitokią rinktinę, nes kuo ilgiau jinai praleis laiko kartu, kuo daugiau laiko turės treneriai, tuo daugiau indėlio jie ir korekcijų jie galės įnešti žaidimą. Na, kaip ir minėjom transliacijos eigoje, tai yra tik tai draugiškos rungtynės, už jas taškų niekas neduoda. Taip, nurijam karčią piliulę, bet viską galime pakeisti tik tai darbu. Kągi, ačiū treneriui Valdui Dambrauskui už pagalbą komentuojant šias rungtynes. Gruzija Lietuva, rezultatas 4-0. Susitiksime jau antradienį, dar vienerios kontrolinės rungtynės Lietuva Armėnija. Iki susitikimo. Viso gero.